Ar žinote, kodėl mūsų augintiniai tampa tikrai šeimos nariais, nes jie moka mylėti besąlygiškai, o šypseną sukelti net niūriausią dieną. Naujame televizijos sezone Uodegų istorijos šilta, informatyvi ir linksma laida apie mūsų keturkojus draugus. Laidoje kiekvieną savaitę kalbėsime apie augintinių sveikatą ir priežiūrą, dresūros paslaptis, gyvūnų elgseną ir kasdienybę, bei pristatysime išskirtinę rubriką Namų žvaigždė, kurioje jūsų augintiniai taps tikromis žvaigždėmis televizijos ekranuose. Juoko, meilės ir pūkuotų akimirkų kupina laida nuo rugsėjo 6 dienos, kiekvieną savaitę šeštadieniais 10 val. Per Marijampolės televiziją. Jau nuo rugsėjo 1 naujame Marijampolės televizijos sezone dar informatyvesnės visų pamėgtos žinios. Spręsime Marijampolės regiono problemas, kartu džiaugsimės geromis naujienomis, kalbinsime regiono žmones. Susitikime prie ekranų kasdien 18 val. 30 minučių. Asmeniškai skiriami šilti žodžiai ir muzika iš televizijos ekrano tiesiai į jūsų namus gali tapti nepamirštama gimtadienio, vardadienio, sukaktuvių ar kitos ypatingos progos dovana. Tad gražiausių švenčių progą kviečiame nepamiršti skirti dėmesio savo artimiesiems, draugams ir mylimiems žmonėms. Sveikinimą užsisakyti galite ekrane nurodytų telefono numeriu arba elektroniniu paštu. Kuo gyvena marijampoliečiai, kokios aktualios vyrauja savaitės eigoje, kurios temos sulaukia daugiausiai diskusijų – istorija, kultūra, politika, verslas. Apie visą tai ir dar daugiau laidoje Savaitės tema kiekvieną penktadienį per Marijampolės televiziją. Labas, aš esu Ainė ir su tavimi susitiksiu kiekvieną savaitę laidoje, o tai, kaip kurioje spręsime skirtingas jaunimo problemas ir tuo pačiu aptarsime labai aktualias temas. Susitinkame prie ekranų. Stiprybė, drausmė, pasiaukojimas – tai Lietuvos kariuomenė. Pažink kario kelią, pratybų realybę ir mūsų gynybos pajėgumus iš arti. Žiūrėk laidą Lietuvos kariuomenė antradieniais 10 val. Per Marijampolės televiziją. Spėk, kas grįžo! Kartu su nauju televizijos sezonu grįžta ir laida Ką klausai. Aš Dovydas Sutkus kviesiu jūs prie ekranų, kur lauks gerai pažįstami atlikėjai. Dar negirdėtos jų istorijos intriguojantis blitz klausimai, rubrika Ką klausai. Ir naujiena Bulvaras, kur laidos žiūrovai dalinsis savo įžvalgomis. Likite prie ekranų. Ką klausai? Tinklalaidė Jeigu žinočiau – atviri pokalbiai apie tai, ką būtume norėję žinoti anksčiau, nuo karjeros pasirinkimo iki asmeninių pamokų. Tinklalaidė tiems, kurie mokosi gyventi iš patirties per Marijampolės televiziją. Aktualijų laida Alfa taškas sugrįžta dar vienam sezonui. Nauja koalicija, pasikeitęs ministrų kabinetas, tebesitęsiančios ir naujos politinės rietenos bei diskusijos, į kurią pusę plauks Lietuvos ekonominis, socialinis ir saugumo laivas. Kokie įvykiai visame pasaulyje lems mūsų dabartį ir ateitį. Dar išsamesni pokalbiai ir diskusijos Alfa taškas laidoje nuo rugsėjo 18 dienos.